Gerbiamosios ir gerbiamieji, šiandien mes susirinkome Žygimanto Augustino paveikslų įkvėpti, paveikslų, kuriuose dailė ir filosofija labai gražiai susisieja, atranda labai gražią formą, labai gražias ribas ir kartu tą ribos peržengimo galimybę įgauna. Kalbėsiu apie žmogiško pažinimo ribas ir nežinojimo prasmę. Nuo Delfo orakulo iki dirbtinio intelekto. Kiekvienas, kuris atvyksta į Delfus, pajunta tą ypatingą sakralumo ir baugumo atmosferą. Šalia kyla Parnaso kalno šlaitas, šalia kitoj pusėje didžiulis skardis ir tie įspūdingi graikų šventyklų ir kitų statinių griuvėsiai. Ta vieta, kuri traukė piligrimus iš viso graikų pasaulio ir jie čia vykdavo sužinoti Dievo Apolono ištarmių chresmoj. Delfų orakulo išmintis iš esmės koncentruoja visos klasikinės graikų civilizacijos išmintį ir mes žinome tris pagrindinės ištaras aukso raidėmis išrašytas ir taip pat apie 150 mažiau žinomų maksimų. Ir apie tas maksimas ir apie žinojimo ir nežinojimo dialektiką ir garantijos ir negarantuotumo dialektiką prisiminsiu puikių dailininko Žygimanto Augustino darbų įkvėptas, juos prisimindamas ir šį bei tą pasakysiu ir apie tuos paveikslus. Pagrindinis dalykas, tai vat būtent garantijos konceptas ir kokia ta garantija negarantuota ir kaip pati rizika susijusi su tikroviškumo ir autentiškumo galimybe. Mano tezė bus ta, kad tik radikali rizika sudaro prielaidas mums būti autentiškiems kūryboje. Ir kaip čia tada per tą garantijos ir negarantuotumo dichotomiją pasirodo pačios kūrybos galimybės sąlygos ir prielaidos. Tai štai tos trys jums galbūt žinomos, galbūt ir mažiau žinomos ištaros. Pirmoji tikrai žinoma tiem, kurie domisi filosofija, tai gnotis auton, pažink save patį. Ir šita ištara reiškia netgi ne tai, kad kviečiama mums tiesiog tyrinėti dvasios užkaborius ir žiūrėti, kas ten tuose sielos pakampiuose, sielos kertelėse glūdi, geri ir blogi dalykai. Bet čia kviečiama žmogui prisiminti savo mirtingumą. Ir ta ištara yra tariama Dievo Apolono vardu, Dievas Apolonas, kuris labai griežtai saugojo ribą tarp mirtingųjų ir nemirtingųjų ir griežtai bausdavo tuos, kurie tos ribos nepaisydavo. Jis tą ištarą gnotis auton pasako, jūs žmonės žinokite, kad jūs esate žmonės. Čia mes galime prisiminti graikiškai hubris, įžūlumo, akiplėšiškumo sąvoką ir daugybę mitų, kuriuose vaizduojama, kaip dievai baudžia žmonės už įžūlumą, už hubris. Taigi čia matome tą ribą tarp dievų pasaulio ir žmonių pasaulio. Ir žmogų, kuris, sakytume, pastatytas į vietą, jis pastatytas prieš transcendentinę tikrovę, žmogus, kuris priklauso šiam pasauliu, imanentiniai tikrovė, pastatytas prieš dievus, prieš transcendentinę tikrovę ir ta riba griežtai nubrėžta. Dabar štai kita dar ištara meden agan, nieko per daug. Ta ištara dauguma žino iš Aristotelio darbų, nes Aristoteliui labai svarbi yra mintis. Aristotelis nuolat kalbėjo savo traktatuose apie chrysun meson, apie aukso vidurį ir saiką metron. Ir tas pasakymas meden agan, nieko per daug, jis turi prasmę ir politikos, ir kasdienio gyvenimo, ir
visose kitose plotmėse, kurios žmogui yra svarbios. Ir pagaliau paskutinis pasakymas, kuris galbūt labiausiai siejasi su Žygimanto Augustino darbais ir taip tematiškai ir konceptualiai matyt labiausiai siejasi, tai engua parad ate. Jis yra gana sunkiai interpretuojamas. Jeigu taip verstume visiškai pažodžiu, tai būtų garantija ir šalia deivė ate, kuri yra apakinanti deivė, kuri atima protą, atima aišku žvilgsnį ir galima tą atę arba atą versti kaip nelaimę. Maždaug ką nors garantuok, už kažką laiduok, būk užtikrintas ir iš karto prisistato tą protą atimantį ir apakinantį deivę. Ir nelaimė čia pat. Tai būtent garantijos ambivalentiškumas, bet kokio užtikrintumo ambivalentiškumas. Ir graikai pažinime siekdavo akivaizdumo. Akivaizdumą mes galime įsivaizduoti kaip aiškumą, kaip apšviestumą tam tikrą. Ir garantija mums tada sėtųsi su tuo, kas aišku, su apšviesta erdve, aiškumo erdve. O ta deivė atė, ji atima protą, proto šviesą ir bet kokią kitą šviesą ir mes tada grabinėjomės, mes nieko nematome. Tai mintis ta, kad jeigu tu manai, kad labai aiškiai kažką matai ir tu garantuoji, kad tu labai aiškiai matai, tai ką matai, tai tu iš karto prarandi žvilgsnio aiškumą. Ir jeigu tu nenori apakti, tai niekada nebūk tikras, nemanyk, kad tu kažką matai labai aiškiai ir tiksliai ir akivaizdžiai. Tai tas kuklumas aiškumo atžvilgiu labai yra svarbus. Ir visos šitos trys maksimos siejasi su tokiu, kukliu ir pagarbiu požiūrį į tikrovę ir dievus, kurie saugo tą ontologinę tvarką, galėtume pasakyti, saugo tikrovę. Labai įdomus dar toks dalykas, kad šitos trys ištaros yra labai imperatyvios. Apolonas nesidera, jisai pasako žmogui, ką jisai turi daryti. Nesako, dabar susiderėsime, čia galbūt tu taip elgsies, galbūt taip elgsies, jis labai aiškiai ir tiksliai pasako, ką žmogus turi daryti, bet problema yra ta, kad pačios ištaros yra enigmatiškos ir ypatingai ta pirmoji ir trečioji gali būti suprantamos įvairiai. Pavyzdžiui, ta gnotis auton. Mes ją matome Platono darbuose, tai yra ta mintis, kurią mes aptinkame Sokrato mąstyme, jisai kviečia pašnekovams, dialogų dalyviams pažinti savo prielaidas, suvokti tuos bet kokio manymo, bet kokių įsitikinimų pagrindus, kad žmogus galėtų duoti apyskaitą už savo žodžius, logon didonai. Tai matome įvairiuose filosofiniuose kontekstuose, bet netinkamai interpretuojama ištara reikštų tai, kad mes tiesiog gilinkimės į save ir bandykime čia surasti kažkokį tikrumą, autentiką ir taip toliau. O ta tikslesnė reikšmė, tai žmogaus žinok savo ribas. Tai štai tokios dvi interpretacijos konkuruojančios rodo, kad tam tikras ambivalentiškumas čia yra. Ir taip pat trečioji ištara engua parad ate, ji turėjo labai daug interpretacijų. Esminis dalykas būtų toks kaip bendras vardiklis, kuris sietų skirtingas interpretacijas. Tai žmogau niekada nebūk dėl nieko tikras, niekada nebūk dėl nieko garantuotas. Nes jeigu tik taip manysi, tai iš karto tau bet koks tikrumas iš po kojų iš karto išslys. Tai galbūt čia būtų toks kaip bendras vardiklis tų labai skirtingų interpretacijų. Ir štai į ką aš noriu atkreipti dėmesį, kad visos šitos ištaros pateikiamos Dievo Apolono vardu, o Dievas Apolonas graikų mitologijoje labai griežtas ir užgaidus dievas. Dievas, kurio nebuvo galima įžeisti, dievas, kuris bausdavo bet kokią
transgresiją. Ir Nyčė nebuvo labai teisus, darydamas skirti tarp Apolono, kuris atseit atstovavo racionalumui, ir Dioniso, kuris atstovavo iracionalumui. Tai Apolonas nemažiau aikštingas negu Dionisas. Ir jis be abejo gudrus ir protingas dievas, ir išmintingas ir racionalus, bet kai pykdavo, tai būdavo aikštingesnis už Dionisą. Tai čia ta dichotomija tarp Apolono ir Dioniso šiek tiek užlūžtanti, pats Apolonas dionisiškas yra ganėtinai. Ir tada matome tą jo ištarų imperatyvumą, griežtumą, bet iš kitos pusės Apolono ištaros enigmatiškos. Nors tai, ko jis reikalauja, yra labai griežta ir labai konkretu, bet jis niekada nepasako tokiu visiškai aiškiu būdu, visiškai aiškiu pavidalu reikia interpretuoti. Tas jo ištaras. Tai yra tas neiškumo, dvilypumo momentas, mįslės, minklės elementas, kuris įneša arba sukuria dichotomiją tarp tikrumo ir netikrumo, aiškumo ir neiškumo. Reikalauja griežtai ir tam tikrų konkrečių dalykų, bet niekada nepasako aiškiai, ko jis žmogaus nori, pasako ambivalentiškai. Ir mes turime vieną Herakleito fragmentą, kuriame jisai sako, kad ho anax, ho endelfois, ute legi, ute krypti alesemainiai. Valdovas, kuris yra Delfuose, nei kalba, nei slepia, bet duoda ženklą. Tai va tas ženklo davimas čia nurodo į tai, kad Apolonas kviečia mus interpretuoti jo ištarmes. Jis reikalauja griežtai, vat kažko, bet ko būtent neaišku, nes pačios tos ištaros yra ambivalentiškos ir tada reikia dėti didelės pastangas, kad mes išsiaiškintume, ko tas aikštingas dievas nori. Jis nepasako aiškiai, ko jis nori, bet kviečia mus interpretuoti. Taigi, tas reikalavimo konkretumas labai įdomiai taip suinterferuoja ir sueina į paradoksą su tuo netikrumu, neiškumu ir mums reikia būtent suvokti, ko Apolonas iš mūsų nori. Ir dėl to Pitija, kuri ištaras Apolono vardu kliedinčiomis lūpomis tardavo, ir po to jos ištaras interpretuotojai išaiškindavo, užrašydavo tie hermeneutai. Ir parodo šitą labai tokį savitą ambivalentiškumą Apolono meno. Taigi tikrumas ir netikrumas, aiškumas ir neaiškumas. Apolonas dar buvo mąstomas kaip gebantis iš toli pataikyti į taikinį. Jo homerinis epitetas yra hekebolios, toliašaudis. Tas, kuris iš toli pataiko ir labai pataiko tiksliai. Atkreipkite dėmesį į tą tikslumo momentą, aiškumo ir tikslumo ir neklystančio pataikymo. Netgi jo pranašavimo gale buvo aiškinama kaip pataikymas laike į taikinį. Mes galime erdvėje šaudami pataikyti į taikinį, bet jeigu pataikome laike, į ateitį šaudami, tai mes tada tą kitą jo toliašaudiškumo aspektą pagauname. Tai Apolonas kaip pranašautojas čia atsiskleidžia. Bet kviesdamas mus interpretuoti tuos ženklus, jis mus pačius kviečia tarsi šaudyti į taikinį. Mes bandydami atspėti jo mintį irgi savo sprendimu, savo mąstymu bandome į tą taikinį pataikyti. Ir nepataikymas į taikinį graikiškai hamartija. Tas žodis beje rezervuojamas klaidai ir nuodėmei, jau krikščioniškame kontekste nusakyti, bet mes, kai tariame žodį nuodėmė, ją suprantame šiek tiek kitaip negu graikai suprato, kurie ją mąstė tiesiog kaip prašovimą, kaip nepataikymą į taikinį. Taigi Apolonas su mumis labai įdomiai žaidžia. Jisai pats pataiko visada labai tiksliai
ir niekada neprašauna, bet mus, sakytume, erzindamas, tarsi žaisdamas su mumis kalba myslėmis ir mus kviečia interpretuoti tas ištaras, kad mes irgi kažkaip bandytume pataikyti į tą taikinį. Ir jeigu nepataikome, tai yra hamartija, tai yra klaida, nuodėmė, kaip mes čia beinterpretuotume, kaip benusakytume tą nepataikymą į taikinį. Greta šitų ištarų, apie kurias kalbėjau, čia kalbėjau apie 3 ir dar 150 yra kitų mažiau žinomų, tai čia yra tos, kurios kaip kviečiančios mus mąstyti savo būties pagrindus, savo ontologinius tokius pamatus ir savo santykius su dievais, tokios kaip pamatinės ištaros, kurios galioja visais laikais ir amžinos. Bet tos konkrečios ištarmės, graikiškai chresmoj, būdavo pateikiamos Delfų orakulo tada, kai žmonės kreipdavosi. Ir kas įdomiausia, kad tos ištarmės chresmoj irgi labai ambivalentiškos. Galbūt jos ambivalentiškos tam, kad orakulas niekada neklystų. Na, pavyzdžiui, jis pasako, kai mes klaustume, ar rytoj lis ar nelis, tai atsakytų taip, kad būtų galima interpretuoti, kad jis atsako, kad lis, ir taip, kad jis atsako, jog nelis. Ir kaip bebūtų, galėtume pasakyti, kad jis bet kokiu atveju buvo teisus. Ir štai, vienas kitas pavyzdys. Kai mes kalbame apie tą ambivalentiškumą, ateina iš karto į mintį tokia Herodoto paminėta orakulo ištarmė, pateikta karaliui Kroiso arba Krezui, kuris nutarė vykdyti karinę kampaniją, užkariauti kitą šalį. Ir jis paklausė orakulo, ar ta jo karinė ekspedicija pavyks, ar jo karas pavyks. Ir orakulas pateikė tokį atsakymą. Čia iš Herodoto mes žinome, pateikė tą ištarmę. Kroisos haliundė basme galen kataliusia tai archen. Kroisas, peržengęs Halio upę, sunaikins didelę karalystę. Jis pamanė, kad tą, kurią užpuls, sunaikins, jis savo paties sunaikino karalystę. Tai orakulas pasirodė teisus bet kokiu atveju. Ir aišku, jis interpretavo ne taip, kaip pati tikrovė parodė. Orakulas išliko teisus, Apolonas išliko teisus, o Kroisas susimovė, nes jis nepamastė, kaip čia būtų galima tinkamai interpretuoti, jis interpretavo miesčioniškai, tokiu savo palankiu būdu. Galima kitą iš Herodoto dar pateikti konkrečios ištarmės konkretų pavyzdį, kuris parodytų, kaip yra kviečiama laikytis nuosaikumo, tos maksimos meden agan. Nieko per daug, kraštutinumų prasme, nes bet koks kraštutinumas tai yra perviršis tam tikras. Tai ištarmė tokia: Hėso mesėne pinė kyberne terion ergon eutinon. Sėsk į vidurį laivo vairavimo darbą atlikdamas arba vairuodamas laivą. Mintis ta, kad į valstybės laivo vidurį sėsk, bet ne į kairę ar dešinę pusę, kad nenusvertum to valstybės laivo į vieną ar kitą pusę. Maždaug tokios vidurio pozicijos laikykis. Na ir Solonas parašė įstatymus, kurie kaip tik labai normalizavo labai susipriešinusios valstybės gyvenimą, kažkas panašaus į mūsų laikus, į tai, kas vyksta dabar pasaulyje. Na ir dabar mes galėtume kelti klausimą, kaip čia tas tikrumas, netikrumas, aiškumas ir neaiškumas atsiskleidžia laisvės ir kūrybos perspektyvoje. Nes akivaizdžiai matome, kad Apolonas yra ambivalentiškas dievas. Jis tiksliai
pataiko į taikinį ir reikalauja, kad mes tiksliai pataikytume į taikinį, bet duoda nuorodas, kurias reikia interpretuoti. Ir kai mes interpretuojame, mes kaip tik galime nepataikyti į taikinį. Jis taip pat yra ir harmonijos, menų dievas ir kartu karo naikinimo dievas. Ta pirminė funkcija būtent ta rūsčioji, griežtoji funkcija. Ir netgi tie jo instrumentai, lankas ir lyra labai panašus yra savo formą ir Herakleitas savo fragmentuose labai gražiai sužaidžia tais panašumais ir nepanašumais, funkcijų skirtumų ir tuo išoriniu panašumu tarp lanko ir lyros. Tai dabar mes galėtume pradėti nuo to, kad graikų supratimu pati tikrovė yra tikra ir mūsų rizikavimas ir pačių tų rizikingų situacijų atsiradimas įmanomas tik tai tikros tikrovės akivaizdoje. Jeigu tikrovė nebūtų tikra kaip kieta siena, į kurią mes galime galvą atsitrenkti, tai mums jokių rizikų nebūtų, jokių pavojų nebūtų, mes ką be pamastytume arba ką be sukurtume, tai būtų mūsų tikrovė. Tos tikros tikrovės nebūtų ir mes nerizikuotume niekuo ir jokių pavojų nepatirtume. O mes savo mirtingumą, savo neužtikrintumą kaip tik ir patiriame tikros tikrovės akivaizdoje. Ir būtent graikų dievai, tokie kaip Apolonas ir Dzeusas ir kiti, jie ir yra tos tikros tikrovės garantas. Čia nebūtinai jie tą tikrovę sukūrė, ten dar aukštesnė instancija, 3 moirų buvo mąstoma, bet mes tiesiog galime tas moiras ir įprastus graikų dievus mąstyti kaip atstovaujančius tai tikrai tikroviai, tikrai ontologiniai tvarkai, prieš kurią stovi žmogus. Ir Apolonas dar tą ribą tarp dievų pasaulio ir žmonių pasaulio, tarp transcendencijos ir imanencijos nubrėžia ir saugo. Ir tuos, kurie tą ribą peržengia, transgresuodami, labai griežtai baudžia. Čia įvairių mitų yra, kur nušauna tuos, kurie nusižengia. Taip pat dar buvo mąstoma, kad kai žmogus miršta, tai Apolonas nušauna beskausmėm sidabrinėm strėlėm vyrus, o moteris nušauna gyvenimo pabaigoje jos sesuo dvynė Artemidė. Galima dar prisiminti, kad ekspedicijos į Mėnulį, vadinamo šitų 2 dievų vardais, praeito amžiaus 7-8 metyje dievo Apolono vardu, Apolono programa ir dabar ta nauja programa, kuri po keleto metų turėtų startuoti Artemidės programa. Tai čia dėl to, kad šitie 2 dievai dvyniai šaudo taikliai ir pataiko toli. Ta raketa, kosminis laivas, kuris nuskrenda į Mėnulį, tai kaip Apolono strėlė taikliai pataikoma į tikslą, pataikant į tą tikslą, kurį ji turi pasiekti, nes jis yra hekebolios, toliašaudis, čia tiesiog dėl įdomumo. Taigi turime tą griežtą tvarką, kurios mes negalime pastumdyti ir ta tvarka yra hierarchiška. Ir kadangi ta tvarka yra hierarchiška, tai atsiranda pačios laisvės prasmingumo galimybės sąlygos, įsisteigia pačios laisvės prasmės sąlygos dėl to, kad kai pačioje tikrovėje dalykai nėra vienodos vertės ir jie skirtingi ir jų vertė skirtinga, mums tada yra prasmė, atsiranda prasmė vienų dalykų siekti labiau negu kitų. Jeigu tos tvarkos ir hierarchijos nebūtų, mums nebūtų jokios prasmės bet kurio dalyko siekti labiau negu bet kurio kito. Net jeigu mes formaliai galėtume rinktis, tie pasirinkimai būtų visiškai vienodi. Tai mūsų ta laisvė, kad ir formaliai būtų, ji būtų visiškai beprasmė. Tai tam, kad laisvi pasirinkimai būtų prasmingi, tos alternatyvos ar galimybės, variantai, iš kurių mes renkamės, neturi būti lygiaverčiai. Turi būti kieta ontologinė tvarka, kad pati laisvė būtų prasminga.
Na ir tada, kai ta laisvė atsiranda, kai atsiranda jos galimybės sąlygos, tada mums jau įmanoma bandyti siekti kažko, kas mūsų būtį įprasmina ir kas mums patinka labiau negu kiti dalykai. Ir čia pačios kūrybos fenomenas labai įdomiai pasirodo, nes kai mes kūrėme, tai kūrėme pagrindų to, kas jau yra pačioje tikrovėje ir dar bandome papildomas naujas vertės įsteigti, kažkokius naujus dalykus, kurių nebuvo. Ir jeigu viskas būtų determinuota, tai mes nieko negalėtume kurti. Bet jeigu nebūtų kita vertus kietos tikros tikrovės, tai mes nieko nerizikuotume ir nebūtų prasmės mums kažką vieną daryti labiau negu kitą. Ir darant meninius sprendimus nebūtų prasmės vienus sprendimus daryti labiau negu kitus. Ir čia tada mes prieiname prie to labai įdomaus paradokso, apie kurį kalba ir dailininko darbai. Tai būtent tas negarantuotumas ir rizikingumas mūsų pasirinkimų yra mūsų autentiškos ir tikroviškos kūrybos pagrindas ir galimybės sąlyga. Kol mes nerizikuojame, o rizika yra susijusi su netikrumu, tol mes neatveriame savo autentiškumo ir nepasirodome savo tuo tikriausiu, autentiškiausiu pavidalu. Tai čia tiesiog galima fiksuoti, kad rizikavimas, rizika yra netikrumas, tai yra garantijų nebuvimas. Tai yra nekomforto zona. Jeigu iš tos komforto zonos išeiname ir rizikuojame, mes tada galime atsiskleisti autentiškai ir tikrai mes kaip žmonės, kaip kūrėjai tikrai pasirodome. O jeigu nerizikuojame, tai mes išliekame, kaip Heideggeris pasakytų, das man stichijoje, tokio anonimiškumo, vidutiniškumo, pilkumo zonoje liktume. Ir tada matome, kad graikų dievai ir visų pirma Apolonas, viena vertus atkreipdamas dėmesį į tikrovės kietumą, tikrovės nekonstruojamumą, o kita vertus kviesdamas mums laisvai interpretuoti. Tai, ką jis mums kaip užduotį duoda, šitos du aspektus ir išryškina tą būtinybės, tikroviškumo, duotumo, duotybės aspektą ir interpretavimo, kūrybos, laisvės aspektą. Ir pati laisvė gali tverti tik tada, kai pati tikrovė nesukonstruota, nes tada ta visa pasirinkimų paletė, ji atveria skirtingas perspektyvas ir mes galime prasmingai rinktis tarp jų. Ir taip pat, kurdami kažką, mes įsteigiame kažką naują. Bet pats naujumas, jis irgi steigėsi pagrindų to, kas jau yra kaip tikra. Mes kažką pridedame prie būties. Ir pats interpretavimas yra rizikingas. Čia prancūzų filosofas Polis Rikioras gražiai yra atkreipęs dėmesį į tai savo veikale apie vertimą, kad neįmanomi akivaizdūs vertimo kriterijai, tokie, kurių laikydamiesi mes garantuotume, jog vertimas bus geriausias įmanomas. Kitaip sakant, mes neturime garantijos versdami, kai vertimą turime, mes galime įvertinti subjektyviai, ar jis geras ar blogas, bet vertėjas neturi garantijos. Tas, kuris interpretuoja Apolono ištaras, neturi jokių garantijų. Tai gali nepataikyti į taikinį ir tai bus hamartija, tai bus prašovimas, tai bus klaida, tai bus nuodėmė, galime įvairiais žodžiais versti, bet tai bus kažkas neadekvatu ir garantijos jokios nėra. Bet tik tai tokia būtis graikų požiūriu yra prasminga, nes pats žmogus veikdamas kartu su dievais tikroje tikrovėje, kažkokią prasme juos irgi pamėgdžioja, nes kažką irgi truputį prikuria. Jis tai netampa dievu, nes ta
skirtis griežtai saugoma Apolono ir kitų dievų, tarp dievų ir žmonių. Tačiau tuo gebėjimu šiek tiek tos laisvės įgyti, per interpretavimą, per mįslės minimą, per autentiškos kūrybos judesį, jisai kažkiek to dieviškumo įgyja. Matome, kad pati būtinybė ir laisvė yra dialektiškai susijusios. Nebūtų prasmingos laisvės, kuris susijusi su kūryba, yra, galima sakyti, kitas kūrybos įvardymas, jos nebūtų be būtinybės ir be tikrovės. Ir pati būtinybė ir pati tikrovė mums suteikia prielaidas autentiškai kūrybai. Ir iš kitos pusės būtent laisvės horizontas pačios tikrovės ir būties tvirtumą ir kietumą mums apreiškia. Kai mes, pavyzdžiui, bijome mirties arba bijome pavojaus ir patiriame savo sprendimų rizikingumą, tai taip yra dėl to, kad žinome, jog mes stovime prieš kažką, kas nėra žmogiškai sukurta, sukonstruota. Tai yra tikra tikrovė, kuri pavojinga, rizikinga, kieta ir mirtis yra nesukonstruota, jis stovi, stūkso prieš mūsų akis. Ir šito perspektyvoje mes darome pasirinkimus. Pačios žmogiškojo pažinimo ribos čia taip pat įgyja labai savitą prasme, nes mes paprastai manome, kad žmogaus gyvenimo vertę apsprendžia jo žinios, jo supratimas, tai, ką jis sukuria moksluose ar kažkur kitur, kažką pozityviai nuveikdamas. Tai mes be abejo galime manyti taip, tačiau jeigu žvelgtume iš kūrybos perspektyvos, iš menininko perspektyvos arba filosofo perspektyvos, tai būtų visiškai neįdomu ir visiškai nesvarbu. Verta atkreipti dėmesį į labai savitą racionalumo sampratą, sakyčiau, alternatyvą racionalumo sampratą, kurią matome viduramžių filosofijoje. Čia jau ne graikų, bet kiek vėlesnėje. Ir toksai filosofas Jonas Dunsas Škotas teigia, kad iš tiesų racionalus pasirinkimas tik tas, kuris yra laisvas, kuris nėra griežtąja prasme būtinas. Nes jeigu mes ar gamtos, ar proto dėsnių esame nulemti, tam tikrą konkretų atsakymą gauti ir neturime pasirinkimų tą atsakymą gauti kitokį, tai mes nesame laisvi ir kai nesame laisvi, mes nesirenkame racionaliai. Tam, kad pasirinkimas būtų racionalus, turi būti to laisvo būtinybės nepriboto pasirinkimo galimybė. O pavyzdžiui, jeigu mes sprendžiame kokį matematikos uždavinį, tai mes tiesiog būtinybės verčiami, ta būtinybė tai yra mąstymo, proto būtinybė, esame verčiami labai konkrečiu būdu tą uždavinį spręsti ir gauti labai konkretų atsakymą. Mes neturime pasirinkimos spręsti kažkaip kitaip, jeigu norime išspręsti teisingai. Jeigu norime klaidą padaryti, tai galime, bet jeigu norime išspręsti teisingai, mes neturime pasirinkimo. Ten, kur sprendimai yra apriboti gamtinės būtinybės ar proto būtinybės, jie neturi to racionalumo momento, apie kurį kalba Dunsas Škotas, nors paradoksalu, žodis racijo, jisai reiškia protą, bet Dunso Škoto prasme, tam, kad iš tiesų tą proto perspektyvą įgytume, turi atsirasti galimybė rinktis rizikingai iš tokių perspektyvų, kurių pats protas mums negali įrodyti. Mes neturime būti tikri, kuris iš tų pasirinkimų yra geresnis, bet turime, sakytume, pajausti ar panorėti, ar valią parodyti vienai ar kitai alternatyvai, vienai ar kitai galimybė, nes mūsų protas neduoda aiškaus atsakymo. Toks neužtikrintumas ir kūrybingas pasirinkimas iš variantų tokioje situacijoje, kur pats protas neleidžia mums aiškiai apsispręsti. Ir mes turime valios sprendimą daryti. Ir tas valios sprendimas čia su kūryba labai irgi yra įdomiai susijęs, nes juk menininkas iš tiesų,
kažkuo panašus į demiurgą ir dievą. Labai paradoksaliai, nors atrodytų elgėsi laikydamasis Apolono demarkacijos principo. Jis kuria žmogaus teritorijos, žmogiškosios kūrybos, o ne dieviškosios kūrybos teritorijoje, bet tam tikrą prasme pamėgdžioja dievus. Nes jis daro pasirinkimą niekieno neprievartaujamas nei proto, nei gamtos, nei kitų dalykų, bet daro tokį sprendimą, kuris leidžia sukurti kažką naują. Tai mano mintis būtų ta, kad patys geriausi mūsų sprendimai filosofijoje, menuose yra tie, kurie yra rizikingiausi. Ir čia mes sukuriame kažką tikrą, tai, kas turi vertę. Ir ta kūryba yra autentiška. Iš netikrumo, iš garantijos nebuvimo atsiranda kažkas, kas įgyja didesnį tikrumą, didesnį autentiškumą. Ir kas įdomiausia, kad kai apmąstome tą delfiškąjį kontekstą, apie kurį mums kalba antikiniai tekstai ir antikos menas, mes matome, kad šita išmintis jau glūdi, mes tiesiog prie jos turime prieiti ir iš šiuolaikinės perspektyvos interpretuoti. Ir kas įdomiausia, kad Apolonas mums atverdamas žmogišką trapumą, kartu duoda raktą tokiai kūrybai, kuri tam tikrą prasme pamėgdžioja dievų kūrybą, nes būtent žmogiškasis mirtingumas, trapumas, ribotumas suteikia mūsų būčiai, mūsų kūrybai rimtumo, kurio mes neturėtume, jeigu nebūtų pavojų, nebūtų mirties, nebūtų kūno trapumo mūsų gyvenime, ir tada atsiranda tam tikras rimtumas, tam tikras tikrumas, tokia vertė, kurios mes negalėtume atrasti pasaulyje, kuriame nebūtų tikros tikrovės, kuriame nebūtų mirties, ligų, trapumo, silpnumo. Ir būtent Apolonas mums įdomiu būdu tai parodo. Ir dabar dar pereinant jau prie dirbtinio intelekto problematikos. Čia verta atkreipti dėmesį į tai, kad tas intelektas, ypač to dirbtinio intelekto kūrėja, mums nuolat pabrėžia, koks jis yra galingas ir kad jis yra daug stipresnis už mūsų pačių žmogišką intelektą. Ir mes turime pasijausti prieš dirbtinį intelektą, tarsi prieš kažkokį dievišką intelektą, ir atrodo turime būti sugniuždyti, rezignuoti, bet čia kaip tik, kaip pasakytų Hölderlinas, ten, kur yra pavojus, ten yra išgelbėjimas. Tai mes irgi galime tada sakyti, kad jeigu bandome konkuruoti su dirbtiniu intelektu, su tuo virtualiu dievu, žmonių sukurtų dievu pagal tas žaidimo taisyklės, kurias tas intelektas, dirbtinis intelektas nustato, mes tikrai neturime jokios galimybės to intelekto pranokti. Tai mes turėtume likti toj žmogiškoj teritorijoje, čia Dievo teritorija. Mes neturime brautis, mes Dievo nepralenksime, bet mes turime remti savo silpnumu, savo trapumu, savo mirtingumu, kūniškumu. Ir šito dirbtinis intelektas negali pamėgdžioti, jisai negali mūsų pranokti. Tuo atžvilgiu, nebent jisai galėtų bandyti simuliuoti, bet vis tiek mes vienu žingsniu visada būsime priekyje, nes mūsų patirtis yra tikra. Ir tam, kad galėtume iš tiesų kurti, mes privalome toje kūryboje turėti patirtį, kančią ir aistrą. Ir lotiniškas žodis pasio ir graikiškas žodis patos, jie šitos tris aspektus užgriebia. Atkreipkime dėmesį į žodžio pasiją, ambivalentiškumą. Pasiją mes galime suvokti kaip aistrą, bet galime suvokti ir kaip kančią, pavyzdžiui, kaip Kristaus pasija. Ir taip pat tai yra patirtis, nes patirtis mus ištinka pasyviai. Galima klausti, kaip čia tas aistros aspektas atsiranda toje pasijoje. Tai būtent
tokia aistra, kurios mes neįcijuojame, patys jos neišsikviečiame, bet ji mus užklumpa. Tai mus gali tiek kančia užklupti, tiek gali aistra užklupti. Pavyzdžiui, kokia meilės aistra užklupti, mes neprisikviečiame, nenorime, bet mus ištinka. Ir tada randame tą bendrą vardiklį patirties, kančios ir aistros. Ir be šitų dalykų kūryba neįmanoma. Be autentiškos patirties, be kančios ir be aistros kūrybos nėra. Ir visi šitie 3 aspektai yra susiję su žmogaus trapumu, nes pati patirtis, dažniausiai tikra patirtis, yra juslinė patirtis, yra kūniška patirtis arba įtraukianti kūną. Nebūtinai tik tai kūną įtraukianti, bet turi visas žmogus toje patirtyje dalyvauti. Ir tuo pavyzdžiui, šiuolaikinė filosofija skiriasi netgi nuo graikų filosofijos, nes graikai manė, kad filosofui pakanka tik mąstyti, o šiuolaikinis filosofas į patį mąstymą dar įtraukia ir kitus, tuos tokius juslinius, kūniškus, žmogiškosios būties aspektus ir tada integraliai mes turime patirti tai, ką patiriame. Ir tas integralus patyrimas, jis reiškiasi per jusles, per kūną, o mūsų žmogiškasis trapumas dažniausiai ir pasirodo per mūsų kūniškumą, kūniškai silpnumą ir mirtingumą, kuris irgi nulemtas yra kūno. Taigi matome, kad dirbtinis intelektas kol kas negali žmogaus pranokti kūryboje, nes jis neturi tų dėmenų, kurie kaip tik yra, sakytume, nedieviški, o žmogiški. Tie, kurie tą žmogiškai silpnumą ir trapumą konfigūruoja ir nulemia. Tai mes esame stipresni silpnumu už dirbtinį intelektą. Ir jis nebent tik tai gali bandyti simuliuoti. Pavyzdžiui, jisai pasižiūrėtų, kaip ta mūsų kūryba reiškiasi kalbiškai, kaip mes apie ją kalbame, tai tas didysis kalbos modelis, jis bandytų apkalbėti tą mūsų patirtį ir bandytų simuliuoti, kad jis pats tai patiria, bet jis iš tiesų nepatiria, nes tai yra tik elektra, tik tai geležis, tik silicis ir taip toliau. Tai jis gali tik tai simuliuoti. Ir kol jis susimuliuos kažką, mes autentiškos patirties zonoje kažką naujo pasakysime. Mes būsime 1 ar 2 žingsniais priekyje to dirbtinio intelekto. Taigi mes neturime žaisti pagal jo taisyklės, bet nusistatyti savo taisyklės, o tai yra žmogiškos taisyklės. Ir Platono filosofijoje mes matome tą labai išmintingą pastebėjimą, kuris atrodytų seka Apolono moto, kur sakoma gnotis sauton, pažink save patį, maždaug žmogaus žino, kad tu esi žmogus, o ne Dievas. Tai Sokratas ar Platono kūrinio Sokrato apologija veikėjas Sokratas labai gražiai pasako: ego eimi sofos antropinen, utentėjan sofijan. Esu išmintingas žmogiškosios, o ne dieviškosios išminties atžvilgiu. Tai brėžiama ta aiški skirtis tarp to, kas yra žmonių ir to, kas yra dievų. Ir tada matome, kad Apolonas labai pavydžiai saugojęs tą dievų ir žmonių sričių skirti, tą demarkacinę liniją ir žmonėm palikęs tą žmogišką erdvę, kartu mums atskleidė žmogiškai trapumą, kūniškumą, mirtingumą ir būtent kūryboje tai yra žmogaus stiprybė. O Apolonas tai jis ne tik žudimo, bet ir kūrybos dievas, jis mūsų vedlys, jis yra musagetas. Tai mes būtent jam galime tam tikrą prasme padėkoti, kad jis tą mūsų žmogiškai trapumą atvėrė. Ir netgi tas jo nepasakymas aiškiai, ko jisai iš mūsų nori, ko jis iš mūsų reikalauja, yra irgi labai prasmingas, nes kai mes bandome įminti mįslę, nėra jokios garantijos, kad įminsime teisingai. Ir tada mes jaučiame tą interpretavimo naštą, to interpretacinio sprendimo naštą. Ir mes tada esame laisvi arba teisingai,
atsakyti arba padaryti klaidą, bet mes tą laisvės skonį jaučiame, interpretuodami. Ir mums Apolonas šitą slėpinį, šitą misteriją labai įdomiai atveria. Galima būtų teigti, kad klasikinė graikų kultūra tam tikra prasme yra išmintingesnė už mūsų šiuolaikinę kultūrą, kuri dažnai mėtosi į kraštutinumus. Ir ta tikrovė, kuri yra stereometriška, kuri yra kaip somatinis toks kūnas, kaip ta parmenidiška būtis, kuri apvalaina, mes suplokštiname ir imame ten vieną ar kitą kraštutinį kažkokį elementą ir norime aiškumo, norime tikrumo, nes norime, kad tie mūsų sprendimai būtų procedūriškai relevantiški, kad mes praktinėje plotmėje galėtume efektyviai veikti su tais sprendimais ir norime tokių garantijų, norime aiškių taisyklių, aiškių protokolų, aiškių reglamentų ir iš esmės tai patiria fiasko, nes ten, kur mes norime aiškumo, kur norime garantijos, tai ateina apakinimas, ta atė, kuri atima proto šviesą ir bet kokią kitokią šviesą, akių šviesą, ir mes tada jau grabinėjamės patamsios. Tai graikų išmintis čia būtų ta, kad jeigu žmogau nori matyti aiškiai, nenorėk matyti per daug aiškiai ir nenorėk tobulos aiškumo garantijos, visiškos aiškumo garantijos, nes kai tu tik pamanysi, kad tokią gavai ir kai manysi, kad matai labai aiškiai, tai tada tu būsi labiausiai apakintas. Čia galime ir kokią analogiją pasitelkti. Pavyzdžiui, saulės, kuri labai ryški, tai jinai mus apakina. Ir koks skirtumas ar būti aklam tamsoje ar akinančioje šviesoje. Tai tiesiog graikai mus įspėja, kad mes nenorėtume pažinti per daug konkrečiai, per daug tiksliai, per daug aiškiai, nes tai neįmanoma. Ir netgi, kai bandome suprasti tikrovę, tai irgi to supratimo mes neturėtume gvieštis ir geisti tokio per daug konkretaus, per daug aiškaus, nes jeigu tokį įgytume, tai mūsų būtis taptų beprasmė tuo požiūriu, kad būtų sunaikinta galimybė laisvai kurti. Tai čia yra tas prasmės paradoksas, supratimo ir prasmės paradoksas, kurį atveria delfiškoji perspektyva. Tik pasaulį, kuris nėra iki galo suprastas ir yra neskaidrumo, neiškumo, tam tikri elementai, žmogus gali savo kūrybą papildyti. Tai, ko trūksta pasauliui, jisai tampa tam tikrą prasme dieviškas, papildo dievus ir tokiu būdu jisai atranda prasmę savo laisvoje kūryboje. O jeigu gyventų pasaulyje, kuris būtų pažintas, suprastas, taip pat žmogus būtų tarsi įmūrytas į sieną kaip akmuo. Kaip plyta, jis negalėtų pajudėti. Ir tada, jeigu jis dar galėtų tokią savo būklę apmastyti ir įvertinti, tai jisai pasibaisėtų, sakytų, tai yra visiškai beprasmė būtis. Tai gyvenimas suprastame ir pažintame pasaulyje būtų beprasmis. Tai štai graikai mums šitą puikiai parodo ir mūsų gerbiamo dailininko Žygimanto Augustino darbuose mes irgi matome šitą intuiciją, labai kūrybingai, labai savitai išreikštą ir tų graikiškų motyvų ten tikrai ne vieną surandame, man tos sirenos labai patiko, tikrai labai spūdingos. Ir čia galime prisiminti tas sireniškasias giesmes, kurių reikia prisibijoti, privengti ir prisirišti prie stiebo, kaip Odisėja, arba vaškuausis, užsikimšti kaip jo bendrams. Tai čia tie mūsų šiuolaikinio pasaulio, kuris nori garantijų, nori tikrumo, nori vienareikšmiškumo, tai yra tos sireniškos giesmės, kurių mums reikėtų baidytis ir vengti. Taigi, mums reikėtų garantijos, kad
tos garantijos, kurios mums siūlomos, kad mums jos neapsuktų proto ir kad mes nebūtume tos deivės Atės apsvaiginti. Aišku, čia būtų patetiška dabar reikalauti garantijos, kad nebūtų garantijų, bet mes taip galėtume pagėdauti, tai būtų geras pagėdavimas. Mes dažniausiai norime įvairių garantijų, kuriomis apsisaugotume nuo tikrovės, bet būtent ta tikrovė, kurioje garantijų nėra, yra ta tikrovė, kuri mums garantuoja prasmingą būtį ir prasmingą laisvą kūrybą. Ir dailininko Žygimanto Augustino darbai mums tokią perspektyvą atveria ir tikrai dėkoju dailininkui, kad jis mums tai parodo. Ir tie darbai yra klasikiniai savo akademiniu tokiu profesionalumu ir jie labai šiuolaikiški, labai filosofiški savo pasaulio viziją, tikrovės viziją. Aš nežinau kito dailininko, gal jūs pasakysite, kur filosofija ir šiuolaikinis menas ir dar tas visas klasikinio meno paveldas, tas visas užtaisas kūrybinis yra labai gražiai integruoti į visumą. Iš tiesų unikali kūryba ir aš taip pat Akvilė Anglickaitė labai dėkoju, kad mane pakvietė paskaityti paskaitą šito projekto rėmuose. Ačiū labai. Ačiū dailininkui, ačiū Akvilei.